Sveiki visi, čia Minecraft ir šiandieną mes turime 13 epizodą. Taigi, ką mes šį epizodą galime nuveikti? Na, aš daug mąsčiau ir aš sugalvojau tokį dalyką. Kadangi mes turime visai jau gražų miestą, na, bet dar mes jį plėsim, net neįsivaizduot kiek daug. Ir dabar aš pagalvojau, kad aplinka tai visai, na, gražoka, bet mes ją galime dar labiau pagražinti. Taigi aš sugalvojau padaryti dirbtinę upę ir ežerą. Taigi aš dabar parodysiu, kaip mes galime su vandeniu pažaisti ir pagražinti aplinką. Taigi pirmas dalykas, aš jau esu išsirinkęs vietą. Taigi mes padarysime ant kalno viršaus ežerą, čia padarysime krioklį, čia upė tekančia, jinai nutekės čia ir upės galas įtekės į mūsų tą, kaip vadinamą, mažiuką akvariumą. Taigi gal dabar ir einame ir pradėti. Na, visų pirma mums reikės labiausiai tai 2 kibirų vandens. Na, greitai pasisemsime mes tą vieną kibirą vandens. Viso šitą ežerėlio mes gaminimą paremsime kaip čia pasakyti, to dalyku kaip neišsinaudojantį ežerėlį. Žinote, toj parodysiu, tikiuosi. Toj pirmą mes nubėkime į patį viršų ir pažiūrėsime, kaip ten mes galėsime viską daryti. Reikės čia daug pakasti. Daug kasti. Na ką, mes jau beveik viršuje. Na ir mes gal pradėsime daryti ežerėlį va čia. Taigi visą pirmą, ką mums reikėtų padaryti, čia pasižymėti mūsų kontūrus. Apstai išsikasti vieno gylio va tokią vietą. Na ką, aš dabar greit pagreitinsiu ir jūs pamatysite, kaip viską reikia gaminti. Aha, tiks. Na ką, dabar matote, mes išsikasam va tokią vietą ir tokią. Taigi dabar žiūrėkite, mes naudojam tokį principą. Pasidarome nesibaigiantį ežerėlį. Matote, dabar mes pasidarėm. Čia galime semti ir mes niekados mums nesibaigs. O viso to nesibaigiančio ežerėlio esmė yra tai, kad mes padedam vieną kubiuką va čia vandens ir kitą įstrižai. Ir tada jie mums susipildo. Ir mes galime, matote, taip semti ir mes apstai galime dėlioti ir viską įstrižai. Ir mums visados tas prisipildys ir mes galime užpildyti greitai gilius ežerėlius, didelius. Taigi dabar mes greit užpildom. Matote, kaip greitai mes pasidarome ežerėlį. Taigi, jeigu jūs norite pasidaryti gilų ežerėlį, bet mums čia jo neprireiks, tai jūs darykite šitaip. Skaitykime, dabar greit parodysiu. Įsikasat, skaitykim, kokio norit gilio ežeras, kad jūsų būtų. Skaitykime, bus gerai toksai. Jūs norite va tokio gilio ežero pasipildyti. Tai va taip užsidenkit, kad būtų šitaip. Pasimat, pasidarot ežerą, susipilat. Net ten uždėjau. Ir tada nukaskit šitą apačią. Ir matote, jums pasidarys gilus ežerėlis. Galime šitą sujungti. Taigi, ką čia mes galim dar padaryti? Taigi, užsipildom ir mes čia. Šitą. Matote, čia bus kaip mažas jau kriokliukas toksai, mums čia jau nutekės. Iš viso bus gražiai. Na, čia biški reikia pilinėti daug. Bet labai jau gražiai išeina tokie. Čia užsipildė jau. Galime biškį prakasti. Aha. Dabar viskas, mes turime tokią ežerėlį. Na ką, dabar žiūrime, kaip mums visi galės tekėti į apačią. Taigi čia mes padarysime gal va tokio pločio. Ir dabar mes ką turėsim padaryti, tai vagą, upės vagą iškasti.
kad jinai mums visa gražiai tekėtų. Čia buvo netyčiukas toksai. Na ką, taigi aš jau tą spėju pagreitinsime. Nu va, matėte, mes pasidarėme jau tokią upę. Šiek tiek čia nesigavo, bet nesvarbu. Bus gerai. Taigi, matote, pas mumis jau temsta. Taigi, mes greit nulėkėm miegoti. O ne. O, mano lietuviška modifikacija išsitrynė. Nieko, kitam epizode vėl įsikelsime. Gaila. Gerai, aha. Dabar matėte, mes turėjome jau upės kontūrus. Taigi, kas dabar belieka? Dabar mums belieka pripildyti visą upę ir išeitų tiesiog puiku. Visai įdomiai. Tikrai gražiai turėtų gautis. Aha. Čia yra šitas ir čia mes turime upę, kurią pildysime. Uždengiam šonus ir žiūrim, kas gausis. Nu va. Aišku, mes ten dar turėsime daug patys pripildyti, bet matote, jau čia gerai gavus. Čia galime patys dar pripildyti. Visai nice. Nice. Čia nubėga, čia fontaniukas išeina. Tik čia blogai. Na, gal ir čia neblogai šie, nežinau. O čia biškirgi prasukime. Na va, matote, mes jau pasidarėme čia tokį, čia dar spėjau gal pagražinsime ir dabar visą užpilam šitą teritoriją. Na va, matote, jau mes gavome upę kažkokią. Reikia pažiūrėti, kaip jinai atrodo. Na, jau krioklys yra, galėsime pasidaryti slaptą kambariuką krioklį iš kitos pusės įeinant. Čia jau šiokia tokia upė gavosi. Gal dar galima ją ir praplatinti, bet bus gerai. Mes galime į savo šitą patekti. Kietai. Kuntu. Ir čia. Aha. Taigi mūsų upeliukštis įteka jau čia. Na ir aš manau, kad visai gražiai gavosi. Mums galime pažiūrėti iš savo observatorijos, iš kurios nieko nesimato. Jo, gražiai. Na tai ką, šis epizodas toksai ir būtų.
Ir prašau, pakomentuokite, įvertinkite, dalinkite, prenumeruokite, laukite ir taip toliau. Ir aš sakau, viso gero.